už idėją iš visos širdies. Iki. Lietuva Europos krepšinio čempionatą pradėjo Liepos 6-ąją. Iškėlusi Varom už Lietuvą vėliavą, pirmoji į aikštelę išbėgo Tauta. Vien idėjos vedini žmonės užpildė gatves ir pasiaukojančiai varė už savo šalį. Nuo ryto iki vakaro 54 dienas iš eilės. Per 150 Lietuvos miestų ir miestelių daugiau nei 1,3 kilometrų. Tik pirmyn ir tolyn. Perduodamas iš rankų į rankas, kamuolys nesustodamas bumbsėjo greitkeliais, gatvėmis, vieškeliais, o kai kelias baigdavosi ir vandeniu. Krepšinio aikštelė tapo ne tik didžiosios Lietuvos arenos, bet ir kiemai, garažų stogai, miško proskynos ir net iki parduotuvės. Su kiekvienu kamuolio perdavimu mes stiprėjom, su kiekvienu smūgiu mūsų daugėjo ir visur sklido 3 spalvos – geltona, žalia, raudona. Mokinys šalia mokytojo, mama šalia policininko, pardavėja šalia gaisrininko, menininkas šalia prezidentės. Visi kaip vienas. Tūkstančiai savanorių žaidėjų tapo savo miesto ir šalies šaukliais jungtis į vieną 3 milijonų rinktinę. Ir šiandien, kai visos tautos kamuoliai netrukus bus perduoti mūsų rinktinės vyrams, mes tapsim galinga komanda, kuri ir toliau varys už savo šalį, savo vaikus, dabartį ir ateitį. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno.